o mes užsidegėm. Dega jo, tai aš vienai. Viskas apibėgė. Neįsilūpsiu. Jei nulūpsi panelę čia. Ir ten akumuliatorius kažkur buvo. Yra tikimybės, kad tai bus naujo epizodo pradžia, todėl sveiki. Ir kaip matom žiema, o žiema tai reiškia, kad aš jau pavėlavau pasiruošti biterį. Biteris dabar tokioje būklėje, apsnigtas, kiek pamenu sugedęs. Tai dabar turiu atsilaistant čia viską, padangas ratas, bumperis pasitraukti ir kažkaip su juo patekti į garažą, kad nusistatyti, pasižiūrėti, o gal netgi ir sutvarkyti jau. Arba bent jau pažiūrėti, ko jam reikia. Padangos prieki vasarinės, gale vasarinės. Įvažiuot nebus, reiškia, lengva, o problema yra tame, kad paskutinį kartą, kai aš jį užkūriau, čia kūras stipriai bėgo. Čia yra kažkur vamzdelis pažeistas ir labai stipriai. Tiek, kad netgi kūras bėga, ten per kelias minutės, ten vos ne pusę bako išbėgo. Bet čia šaltai nesinori laukia jo tvarkyti ir kažką daryti, gerai būtų įvažiuoti į garažą. Tai gal kažkaip greit užvesti įvažiuoti ir gal ten daug neišbėgs. Pažiūrėt, kas viduj. Vasarais buvo naudojamas kaip sandėliukas, o žiemą kaip winterbiteris. Tai po vasaros čia šiek tiek užsikaupė turtų. Visoks šiukšlynas. Ir ten akumuliatorius kažkur buvo. Reikia žiūrėti, ar seniai išsikrovęs. Atsikasinėjau po truputį. Tai sąlyginai pasiruošęs įvažiuoti į garažą, bet manau, kad bus daug nuostolių, jeigu dabar važiuosiu vienas su niekieno pagalba. Atsivaliau langus, viską paruošęs, bet kampas gaunasi 9 laipsnių. Tai arba čia turėčiau užsinešti iš karto ir buksuodamas įvažiuoti su plikom padangom, kas turbūt sunkiai tikėtina. Greičiausiai bus taip, kad turėsiu pirmin pavažiuoti ir tada atbulinių ir dar pirmin. Ar tiek užteks veiksmų padaryti, nežinau. Akumuliatorius ar tiek laiko atstovėjęs gyvas. Irgi labai drįsčiau abejoti, nes jis pajungtas. Bet man jis išjungėjęs yra. Tai jis buvo kaip ir atjungtas realiai. Tai galbūt ir bandyti. Tik reikia busteriuką pajungti. Arba bandau be busterio. Tiesiog bandau kurti ir lėkti. Trumpą atstumą važiavau, bet visada buvo kvapas benzino ir dar dabar girdžiu, kad kažkur bėga. O viskas apibėgė. Ir iš viršaus kažkur. O gal ir pro filtrą. Tegul išdžiūna, nežinau, nenoriu šelist kol kas. Kol kas nelenda. Bet esmė, kad kažkur labai stipriai leidžia, nes čia benzino pilavimas. O, išjungiau tą šviesą, dabar žymiai geriau nemirguliuoja, ne? Reikėjo seniai tai padaryti. Kol benzinas ten nugaruos ir išdžius. Nereikia daug klyst toli, kad defektaciją atlikti, pažiūrėti, kas nutiko. Tai vat matau jau ventiliatorius prakrito nuo stovėjimo tiesiog. Tai pristvirtinsiu ventiliatorių ir pasikelsiu mašiną pažiūrėti iš dugno, nes visada norėjau tą nusitvarkytą kūro vamzdelį dabar, vat, kur kiauras. Ten yra filtras, tą vietą gal būt kažkokį metalą prisukti, kažkokį tai skardelę, kad žiemą labiau pračiuoštų ir nepažeistų ten nieko, jeigu kažkur nuskrendi į griovę. Tai pagaliau pribrendo tam laikas. Lauksim sekančios sniegelio, galgi dar pasnigs, išlieksim pavažinėti kažkur. Ką, mes jau po E36 ir turime štai tokią situaciją. Matosi vamzdelis, kaip suvarytas visas čia taip pat. Irgi suskilinėjęs. Ir kaip tyčia čia jau guli vamzdelį nauji. Tai dabar juos ir keisiu. Ir dar 2 šarnyrai pastebėjau, kad juda, bet čia jau atiduosiu turbūt draugui, kad pakeisti. Aš jau tingiu žaisti su tokiais dalykais, neturiu kaip patogiai persikeisti, plus per mažai patirties mano šarnyrų keitimo. Kam čia apsikrauti? Atiduodi, padaro. Aš geriau žieminius ratukus užsidėsiu, sutvarkysiu kūrą, sutvarkysiu ventiliatorių, pervažiuosiu, pažiūrėsiu, jeigu viskas gerai, šarnyrus pakeičia ir pasiruošia žiemai. O toliau pamatysim, kaip seksis žiemą. Nu, pusvalanduką praleidau, gal šiek tiek daugiau, net užstrigau meluodamas. Ventiliatorius vietoj sukasi. Vamzdeliai, norėjau sakyti gazą, žarnelės, kūro. Vat, sutrakinėjusios tokias, vat, kurios tau neleis. Metam lauk, 2 naujas pakeistas, dar matau ir antifrizo vamzdelius reikėtų pasikeisti, bet gal paliekam, kai truks, tada ir pasikeisim. Labai daug, nes nenoriu keisti tik vienos, tai jeigu jau keisti reikia visas, tai turbūt aš pradžiai nusipirksiu, kad jos gulėtų ir lauksiu, kada jos pliš. Nu, čia reikėjo truputį pasiardyti, tai dabar dar šitą surinksiu, bet prieš surinkant gal aišku reikia užvesti ir pažiūrėti, ar nebėga niekur kūras, ar gražiai dirba variklis, pašildom. Ir ventiliatorių jungiam, pažiūrėjom, ar niekur nekliūna. Kažkur tai dingo mano raktelis BMW, nelabai randu, bet turiu nuo namų raktelius.
Ir juos panaudosim va taip. Va čia yra kažkoks tai masės išjungėjas, kur su BMW rakeliu įkišdavau. tą patys imituosim. Lėktuvas, į viršų degimas, užsišviečia, žalią mygtuką spaudžiam. Tu 8 plyta gyva. Kas man patinka šitose plytose, nu kad jos prastovėjo pusę metų daugiau, vamzdelis tos pakeičiau, kur ten prakiūra, pusę pasakymą, brūnkšt, užsivedė, dirba gražiai, jokių trojimų, pašylo, nu dabar nepašylo dar kiek čia laipsnių, nieko nepašylo, dar nepašylo, tai lauksim šilto vėjelio, einu nusipirksiu kažką atsigert turbūt, ir jeigu pašylo, viskas gerai veikia, tai turbūt varau žeminės padangas, vežtis kažkokias, ką turiu, užsidėsiu. Gal dar reikia išlėkti šiandien. Pašildžiau biteriuką. Viskas ok, atėjo laikas padangėliams. Gal čia visai dar ir geras tas protektorius. Minkštumo mažai, bet kormoranai 20555 ir metukų nematau kokie metai. 18 metų. Netokias dar ir senas. Ką, dedam padangas. Padangas tai sudėjau. Prieki viskas gerai. Kaip ir sakiau, kormoranai kažkokie tai geri, 20555, bet galas nepastebėjau, kad skiriasi aukštį, 60 galas. Ir galas tai 60, toksai. Čia aišku reiktų biškį pravalciuoti, bet aš manau reikia rašyti draugui ir užsakinėti 20555 bent jau į galą, kad daugiau gripo turėtų. Kendas 20555, žemutės, naujas, gerai kimančias kendas, aišku. Šitas irgi patestuosiu, blogai matosi, bet protektorius čia neblogas iš tiesų, bet į galą reikia naujų turbūt žiemai, kad jau rimtai pasismagint. Tai kol kas tiek reikia išlėkti pravažiuoti, kiek kliūna turbūt. Sutvarkiau visą vidų, bliam prikaupta buvo nemažai iš tiesų. Tai va dabar viskas tuščia, liko realiai tik prasiurbti. Bet kad prasiurbti, prasiurbti ir išvalyti visą saloną. Juodas lubas, net pamiršęs buvo. Tai žodžiu, liko viską išvalyti, bet vienai dienai manau per daug darbų. Todėl šiandien reikia pravažiuoti, iš viso kaip važiuoja, ar neišlenda dar problemų. Į eilę pas draugą užsirašyti reikia, kad važiuoklės tvarkyti. Ir man turbūt tiek ir užteks. Valytuvas dar vienas blogas, einu nuo kažkokios mašinos rasiu nuimti, reikia valytuvo. Šiandien gavau pranešimą į telefoną, kad žadamos pūgos visokios. Tai laiku aš čia susijėmiau su to biteliuku. Šiandien turbūt prasideda viskas, nežinau ar šiandien pavyks, aišku, kūrą jau užsipyliau. Nežinau, kodėl nepilną baką rodo, pyliau pilną, gal dar užstrigę tikiuosi, arba pasimsiu dar bakelį papildomai. Gal jeigu šiandien kažkas važiuosiu ir aš. Jeigu ne, tai rytdienai atidedam šitas pramogas, bet faktas, kad reiks išvažiuoti. Įdomu, ar matysi šalia mašiną, kai važiuosim. Tikiuosi matysis kažkiek, atsidarysim langą, jeigu ką ir matysim. Savo oponentą, bliam, voratinkliai. Tai žodžiu, laukiam linksmybių. Tai prieš savaitėlę išlėkėm su biteriuku truputį pasivažinėti, kadangi buvo tas pirmas sniegas žadėtas. Pamiršau pafilmuoti pabaigą visos to pasivažinėjimo. Ir esmė link ko einam. Vienas buvo toks įdomesnis video ir variantas, kas nutiko tam pasivažinėjime. Įmečiau į Facebooką, sulaukė daug peržiūrų ir daug klausimų ir kaip visada heitą. Tai pradedam nuo to, kaip biteriukas po pasivažinėjimo atrodo. Tai standartiškai viskas čia pakrytė palūžė. Nes buvo šiek tiek ir porinių, bet kažko tokio stipraus nebuvo. Šitas nukrito, tik tai naują reikės uždėti. Nu ir esminė vieta, kad galima įmes dabar klipą parodyti, kas nutiko tavo važinėjimo metu. Ten nieko čia iš papanėlės kažkas varo. Neįsilupsiu. Jei nulupti panėlę, čia pizda. Čia nesimato pačioje. Sportiniai automobiliai čia. Ai, dega, matau. Dega, jo, tai aš vieną ištraukiau, atrodė, kad jinai tik tai dega. Davai. Jau gerėjas. Kur? Ne. Viskas jau gal. Jau kiek galėjo, tiek sudegė.
O mes užsidegėm. Užsidegė, visiems atrodė labai pavojingai ir blogai. Nu, pavojinga tai jo, visada užsidegti nėra gerai, bet kas įstrigo visiems, kad čia visi galvoja, kad kažkokie sudegė brangi mašina ar kažkas tokio nutiko. Pirmas dalykas, čia nelabai mašina, čia Winterbiteris ir užsidegė, tai nieko čia baisus nenutiko, nu realiai. Vat po to gaisro nelabai čia yra ką pastebėti, kad čia ir gaisras buvo, nes nu visas toksai biteriukas kaip biteriukas. Tai žodžiu, va, degė va tokia va izoliacija. Pagrindė klausimai buvo. Pirmas ir esminis, turbūt daugiausia laikų komentarų susilaukė. Akumą atjunkit, kodėl akumas neatjungtas? Tai akumas buvo atjungtas pirmoje vietoje. Va, turim tokį masės išjungėją. Va čia va jis yra niekam tikęs, bet su juo staigiai išjungiau masę. Tada dar dėl viso pikto, jeigu jisai ten užtrumpino ar kažkas jam nutiko, dar dėl viso pikto nuėjau į galą ir atjungiau akumą, kuris yra va čia. Bagažinę atsidarėm ir va numetėm šitą klėpą. Tai šitie mokytojai, kur moko kaip reikia elgtis, aš suprantu, kai užsidegė, kad reikia atjungti akumą ir kad čia buvo laidai pradėjęs vilt. Priežastis to, dabar kapotą gal netidarinėsiu, bet į ventiliatorių pakliuvo daug sniego, kadangi važiavom porinius ir iš galinių ratų labai daug sniego. Jis buvo toksai aplytas, lipnus ir žodžiu, tas sniegas užkimšo ventiliatorius nustojo stuktis, užsikimšo ir pradėjo trumpinti. Kadangi buvo neteisingai padaryta, čia matosi, vat, nesąmonė pridaryta, vat, tiesiog nukarpėm dabar tą, kas sudegė, tai tiesiog užtrumpino laidai ir pradėjo jas vilt. Turėjo būti saugiklis įdėtas, kuris turėjo sprogti, sudegti, kaip užtrumpino. Neteisingai buvo padaryta. Nupirkus kiekvieną biterį, pereinti visą pravodkę galima ir turbūt reikėtų, bet, nu, nežinau, ar tas to verta. Važiavam, nutiko kaip nutiko. Tai viskas. Sekantis klausimas. Daug heito buvo apie gesintuvą. Mes ir patys iš to prikolinam, dar video po to įkėlėm, kad gesintuvas buvo mašina ir mes jį pamatėm vėliau. Šitą mašiną gal prieš 2 metus buvo į Matsuri važiavus ir Matsuri buvo ruošta, va dar lipdukasgi yra. Ir gesintuvas po sėdynė, kaip priklauso, pritvirtinta viskas su laikikliu ir galiojantis ir naujas, bet iš karto užsidegus, nu žodžiu, situacija pradedam nuo to, kaip buvo. Važiuojam, kitam kartu turbūt reikėtų turėti kamerą ant šalmo ar ant kažko, kad būtų viskas matyti aiškiai, nekiltų jokių klausimų, visos emocijos ir viskas būtų perteikta įdomiau. Žodžiu, važiuojam, draugas sako, kojas labai kaista. Buliam, sako, kažkas negerai, turbūt degam, sako, matau jau ugnį atvirą, sako, atvirą ugnim degam, davai stojam. O mes važiuojam tuo metu, nu, ten traukiniai, kelios mašinos, tai žodžiu, iš karto reikia stot. Nu, greitai iš karto sustojam į griovį, pasitraukiam į šalį, sustojam, viską, kaip ir sakiau, masės atjungiam, išlipam ir matom, kad čia ugnis šitoje vietoje dega. Nu, aišku, čia dar buvo bardačiokas visas, kurį vėliau nuspyrėm. Matom tą ugnį. Galvojam, nu nieko baisaus, tai tiesiog sniegą pamėtysim ir užgesinsim. Nu, masę atjungiam, vis tiek dega. Kaip vėliau paaiškėjo, tai užsidegusi ugnis uždegė tas vat apsaugas, kurios pradėjo degti. Tai jau tas atjungimas akumo nieko nepadėjo, liepsna jau buvo ir jau ten plastikai ir šitie paminkštinimai visokie apsaugos garso izoliacijos degė. Tai nepadėtų tas atjungimas akumo jau taip ar taip, nes jau ten buvo išsilydę. Bet reikia tą daryti pirmoje vietoje, jeigu užsidegtumėt, atsiminkit visada akumą atjungti jo. Tada gesintuvą turėt su savim irgi turbūt patartina, nes tokiu atveju būtų jam turbūt žymiai greičiau užgesinę, kadangi sniegą mėtėm, neturėjom gero prieimo, kaip prieiti prie tos vietos, tai sniegų nepavyko užgesinti. Jeigu tai būtų atvirai ugnis, kuri matoma, tai būtumėm lengvai užgesinę. Esmė, kad su gesintuvu galėtumėm užpurkšti visur, su tais milteliais ir, žodžiu, ir užgesintumėm. Kas toliau? Nieko. Mes toliau nusikarpėm šitos laidus sustoję. Tai va, čia va buvo kelios relytės, viškutės, nusikarpėm tą, kas sudegė, užsivedėm ir toliau 2 valandas šėrėm dar, kol važiavom namo. Tik ventikas neveikia, tai šiek tiek pakaisdavo prie didesnių sūkių, kai lėčiau važiuoji, tai nusprendėm važiuoti namo, bet porą valandų, dar gal ir valandą ten tikrai pavažinėjom. Taip, kad nieko mašinai nenutiko, nieks čia nesudegė, čia jokios tragedijos nematau, nuperku kitą ventiką, pajungus su relytėm, saugikliais viską tvarkingai, kad nebūtų tokių pasikartojimų. Ir viskas. Nematau čia nieko tragedijos. Žodžiu, emocijos, aišku, paėmė savo, sureagavom, ten nesinorėjo, kad sudegtų tokioje vietoje, nes pradėjo stiprėta ugnis, o negalim prieiti. Nu, tada draugas ėmėsi veiksmų nuspirt bardačioką ir priėjom kuo puikiausiai ir užgesinam tada iš karto. Tai ką galėčiau patart? Jeigu nusiperkat biteriuką, susitvarkykit pravodkę, nepalikit turbūt visokių izoliacijų kilimų, tas yra gražiau, tvarkingiau, bet jeigu jau kažkaip kaip sportui, tai didesnė tikimybė sudegti.
Turbūt be viso šito būtų paprasčiau ir nebūtų rizikos tokios. Koks moralas? Moralas, kad reikia palaikinti šitą video. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Nu čia viskas čia buvo juokinga, viskas juoko forma buvo, nieko čia tikrai tragedijos nebuvo. Iš karto jo sureagavom, emocijas, bėgam gesintuvo, ieškom. Vėliau paaiškėjo, kad jisai po sėdynę, bet po poros metų pamiršau realiai, kad turėjau gesintuvą. Vėliau, kaip kažkas dar pakomentavo, čia dar ir vandens bonkė gulėjo. Nu, bet emocijos padarė savo. Iki kito video.